vakaras, ponos ir ponai, bermaitės ir nergmukės. Labai malonu jūs pasveikint atvykę į mūsų laidą MTV UPS. Šiandien mes bandysim viską dinamiškiau ir greičiau padaryti. A ne, Tomai? Taip. Šiandien mes, kadangi esam privarę amfetamino ir ketamino ir kito vitamino, tai pėdėsim kaip niekad greitai, daug ir be pauzių. Taip, karočiai, girdi, reikalas toks. Mūsų šios laidos tema yra žalingi įpročiai, o kadangi aš į vakarą mėgojau tik tai 2 valandos, turėtų būti labai įdomi laida. O Tomas vakar labai ilgai žiūrėjo. Aš vakar gėriau. Seną, sovietinį konjaką man atvežė mano Roberto senelis mirė. Ir jis nustojo gerti prieš daugelį metų. Ir jis dar turėjo konjako. Tai jis atvežė tą butelį konjako. Po to mes išgeriam butelį armaniako. Po to mes išgeriam 5 baltus alaus. O po to mes išgeriam butelį sambukos. Ir po to tu ėjai lydėti kažkokių mergaičių ir neatsimeni, kas įvyko. Ir tavo aš vakar pripau labai daug. Va. Tai alkoholis yra vienas žalingas įprotis, kurį aš labai mėgstu, toleruoju ir propaguoju. Kokiegi dar yra žalingi įpročiai? Ryža. Kur tas išėjo? Kur kamuolys? Tavo kamuolio nėra. Kur išėjo, Jūri? Atsiprašau, kas yra tavo Robertas? Draugas vienas, taip. Pratau, nes tu pasakai mano Robertas. Yra rūkymas žalingas įprotis? Taip. Taip, ir labai žalingas. Rūkai? Parūkai? Nerūkau. Rūkai? Ne. Aš nerūkau. Aš nerūkau. Aš tai prieš metus pradėjau. Pradėjau? Jo. Aš, pavyzdžiui, jums šiandien važiuodamas į šitą laidą, aš galvojau, pavyzdžiui, gerai, rūkymas, tarkim. Tu rūkai, nei ten linksma, nei ką. Rūkai, blogas sveikatai, šiaip priklausomybė, laiko švaistimas ir visa kita. Tu pasiprotis, jokios linksmybės. Kai tu geri, tai bent jau tau linksma. Blogai viskam ten ir visa kita, kitą rytą galva skauda. Bet bent linksma tą akimirką. O rūkymas iš vis yra kažkoks. Man tai patinka, žinai, kai nerūkai, padarai vieną dūmelį, taip kaip, jautiesi, kad biški kažkas paleidžia. Atpalaiduoja? Ne, vidurius tai nepaleidžia. Paleidžia vidurius paleidžia. Bet trumpam, po to jau, jeigu dažniau pradedi rūkyti, tai nebebūna to efekto. Bet aš manau, kad taip pat kaip su visokiom kitokiom medžiagom, tai yra viena iš ritualų. Viena iš ritualų tiesiog objektų. Pavyzdžiui, žmonės susirenka išgert kavos, žmonės susirenka cizį, žmonės susirenka... Pertraukėlė, atsipalaidavimas, pagalvojimas, susikaupimas. Taip, valaus išgert. Aš dar apie cigaretės pasakysiu. Man buvo labai strange Ispanijoje, labai keista, kad tenai moteriškaitės, kurios, tarkim, 50-metės, 60-metės moteriškaitės eina gatve ir rūko eidamos, žinai. Kalbėkim tiesiai, bobos. Bobulencijos tokios. Susiraukšlėjusios eina, žinai, gatve rūko cigaretę ir meta bilė kur, žinai. Lietuvoje einant rūkytai, čia jau yra netikėtas. Jeigu rūkai, tai reikia sustoti ir stovint rūkyti. Švaistyti laiką, žinai. Tenai, bet ten tas keistas vaizdas. Bet jūs sutinkat, kad rūkymas yra laiko švaistimas? Koks skirtumas yra žmogaus sprendimas? Bet yra ir gerimas laiko švaistimas. Ne, ten bent linksma. Kodėl? O žiūrėti televiziją nėra laiko švaistimas? Jokiais būdais. Ne. Teliką žiūrėti reikia, sveika. Kuo daugiau žiūrit, tuo daugiau matot, sužytingiau būsit. O Rinta valgo kramtoškę skirtą... Normalią kramtoškę. Padėt atsikratyti rūkymo įpročio. Man smalsu, tipo, nuo šito galima gauti nikotiną. Irgi varai dabar. Dabar tu taip, truputį yra.
Tai gerai, aš nedušiu. Nikotinas ir sukelia priklausomybę. Nekokia ten derva ar... Priprasti rūkyti. Čia priprasti. Aš manau, tu gali priprasti prie šitų kramtoškių. Bet jau tikrai nešlikščia, kaip tu man sakai. Skanėsas. Gerai, tai pašnekam apie narkotą, užteks. Ten rūkimas, alkoholis, viskas aišku čia. Ne, bet pavyzdžiui, žalingi įpročiai gali būti kiaušius irgi krapštytis. Tai mes apie tai dar pašnekėsim kitose dalyse. Dabar mums pasakė režisierė apie tai nekalbėti. Taip, mums pasakė. O snargliukus? Apie tai Snargliukus galima pakrapštyti. Papasakokit. tas vėliau, pavyzdžiui, Tomo erzinančius Jaučiasi kaip įpročius. cigaretės tokia. Nejauti? Tai nerūko tikrai. Taigi nerūko, Žinok, užsimaniau rūkyti. bet kramto. O kodėl graužia dešinę? Dėl to, nes dėl nikotinos. Čia kad būtų tas... Aš žinokit, dėl narkotikų tai esu gavus laišką, kur piktinamasi, kad kodėl žolė yra laikoma narkotiku. Todėl Kad ji yra yra laikoma narkotikų, kad jos norisi ir kad nuo jos dingsta atmintis. O iš tikrųjų, kai prisirūkai Žinok, ne, žolės, yra labai įdomu. Pavyzdžiui, man kažkas paaiškino, aš nežinau, gal čia yra tiesiog viena iš tų rastomanų teorijų, bet kai tu geri, tu naikini smegenų ląstelės, o kai tu rūkai, ta tetrohidrokanabinolas, va tas aktyvusis elementas, kadangi jis yra kaip, ne kaip vaška, bet kaip tepalas, toks tirštas. Jis neleidžia smegenų ląstelės gerai veikti. Tai nereiškia, kad jis jas naikina, o gaunasi taip, kad jis neleidžia jos sąveikauti teisingai. Tai parke yra tokia, kad tu negali susikurti naujų atminčių. Tu gyveni momente, bet tu neprisimeni nieko. Dar kitką turėjau draugą vieną, rūkalių tokį, kur visada, kai susitikdavom, kas 2-3 dieną papasakodavo tą patį bairį. Per 3-4 metus. Jo. Jis neprisimindavo, sakai. Tipo, blondinė ten sustoja, brunėtė sustoja, sako, kad negaliu toliau važiuoti. Blondinė klausia, kodėl, jis sako, benzinas baigėsi, negaliu važiuoti. Blondinė sako, o aš būčiau toliau važiavus, aš nežinojau šito. Ta bairė. Gerai. Gerai, tai čia yra hašas, taip. Pavyzdžiui, Olandijoje yra legalizuota. Pas mus reikia legalizuoti, ar ne? Ne. kas nori, tas ir taip naudoja. Aš esu liberalas. Aš už visko legalizavimą. Anarchistas, man atrodo. Ką? Anarchistas, man atrodo. Ne, yra labai geras pavyzdys. Aš tik legalizuoju, kad Linas Kleiza myštų visur. Tau vis dar nepraeina tas bairis. Dabar yra draudžiama rūkyti kavinėse, kitose viešose vietose. Pagal mano principus tai yra blogai. Ne, bet gerai grįžti, nes... Ne, gerai, iš esmės daug kas pritarė tam, bet tai yra mano verslas. Procentų italų metė rūkyti, kaip nuo to laiko, kaip pradėjo drausti. Gal gerai, bet aš nenorėčiau, kad man po to paimtų, pasakytų valstybė, žinai ką, tau reikia numesti svorio. Gerai, kad uždraustų kokių McDonald'ų čilį, žinai, sakytų, nebegalit valgyti šūdų. Jums reikia sveikiau gyventi. Bet tada artėjom prie fašistinio, totalistinio režimo, reikia labai atsargiai. Žiūrėkit, tai gali būti taip, kad narkotikai kai kurių žmonių neveikia. Pavyzdžiui, pažįstu vieną žmogų, kuris pabandė 5 dozes žolės ir nieko. Ir jį vardu? Oksana. Bet iš O, prasideda iš O. O 6 bandė? Ne, nes neveikia 5. Sako, kad žolė nesuveikia kartais, iš pirmų kartų. Iš pirmų kartų aš irgi to girdėjęs. O ne, iš pirmų kartų tipo? Kažkam jo, bet po to būna, kai suveikia ir tada... Jurijus tau pasakė. O tai nuo žolės... Jurijus toksai jo. O nuo žolės būna labai linksma, taip? O kodėl? Aš dabar tipo specialistas? Nežinau. Aišku, kas tai? Mes gaminam visą... Aš tai girdėjau dar vieną bairį iš tavo vieno draugo, tikrai dabar galiu net pasakyti vardą, jo vardas yra Gediminas. Jis sakė, kaip prirūkė žolės, ten važiuoja mašina 20 km per valandą ir jam atrodo, kad taip greitai, ir jis sako, stabdykit mašiną. Labai jokinga. Aš girdėjau, kad Sonija specialistė pas mus. Sonija? Sonija. Kas yra Sonija? Ta nauja kažkokia žvaigždė pasima? Jo. Kas?
Ne, čia. Yra tokia mergaitė. Kas? Sonija? Kas yra Sonija? Graži merga, kuri bus kažkada labai garsi ir tu ją pažinos ir norėsi su ją kažką padaryti. Kas per Sonija dar? Gerai, žodžiu. O seksas yra žalingas įprotis? Masturbacija gali. Negali valgyti šitos gumos? Aš žinau, kad pornografija yra labai žalingas įprotis. Vat galiu papasakoti labai juokingą anekdotą. Nu, ne anekdotą, čia vienam draugui pasitaikė. Turiu vieną labai artimą pažįstamą, kuris jau labai pasinešęs ant to ir jau pažįsta žvaigždės visą, žinau, kokie produceriai geri, kokie operatoriai net yra gerai. Aš jums papasakosiu, atsiprašau, pertrauksiu. Arnoldas Lukošius girtas vieną kartą man pasakė, kad jis turi 3 gigabaitus ar terabaitus. Ne, jis sakė, ar ti terabaitus? Nu, terabaitų nebus, bet jau arti. Taip sakė. Ne, kažkam ir po to jis taip negalvoja. Gerai, kažkam patinka. Šitam bachūrui vienam. Jis tūsinosi su kitų draugelių. Gal to gumos. Žiūrėk, to reikia atsigauti. Čia tau jau blogai, aš to padarysiu grikių šniuriuką. Ne, nedaryk man, papasakok geriau apie pornuškę. Tai tau daryti ir papasakok. Žiūrėk, jisai moka. Jo, jūs vartojat, mes gaminam. Ne, tiesa, ką? O jūs mokyklos soliukė niekada nedarėt šniuriukų? Mes gaminam. Aš tau galiu ir veidrodį atnešti, palauk. Aš tau atnešiu veidrodį, palauk. Что? Veidrodį atnešiu. Jeigu atnešiu. Už čia ką? Tai tu papasakok per. Ai, ta anekdotė. Ne, ten buvo šiaip iš tikrųjų labai paprasta. Ten 2 draugai tūsinosi, vienas iš tų tas pornomanas. Ir vienas atsibudo ryte, o tas kitas, žinai, norėjo būti svetingas labai, tai ant televizijos pornuchės, tipo žurnalai visur vartosi pabūto, dar ant kompų užsidėjo, žinai, kur ten tipo XXX hardcore anal sex. Tas bahūras atsibudo su pachmėlu ir apsivėmė, žinai, prosto nuo viso sekso. Žiūrėk, koks. Ką? Nu, aš tik noriu papasakoti pabaigai prieš mums išeinant į reklamą, kad mes išeinam į reklamą, o aš jums papasakosiu apie Gintarą Einikį, kai mes grįšim po jo.